Sveiki, esu Nerijus iš Auto pritaikymo ir šiandieną turim labai įdomų rankinių valdymų kombinaciją. Tai yra, žmogus nevaldo dešinės kojos, jam yra spastika ir jisai nežinojo, kaip jam geriau būtų ar važiuoti su rankiniu valdymu, ar kad mes sukeistumėm pedalus. Tai mes padarėme ir tai, kad žmogus galėtų pats kuo patogiau važiuoti. Tai dabar mes čia turime elektrinį rankinį valdymą, tai yra pas mūsų ypatingai lengvai žiūrėti su mažuoju pirštu. Čia yra gazas, o čia beje yra autopilotas ir pypinė. Ir čia mes turim stabdį, matot, spaudžiasi stabdis. Matot, spaudžiasi stabdis, tai mes čia turim stabdį. Matot, spaudžiasi stabdis. Tai va, o čia mes turim, matot, čia yra uždengtas pedalas, nes pas žmogų yra spastika, kad jis nebūtų taip, kad netyčia paima ten su koja ir nuspaudžia ir tenais jau į krūmus. O čia mes turime, su kairė koja rodau, čia mes turime gazą, o čia mes turime stabdį. Tai žmogus gali ir taip stabdį spaudyti arba su rankiniu valdymu, o čia mes turim gazą. Tai gazą gali arba su koja spaudyti, arba gali gazą šitaip daryti. Ir stabdyti šitaip. Tai kaip jau žmogus pasirinks, taip jis ir turės. Ir dabar dar vienas dalykas, operatorius, prašau, čia parodykit, o čia mes turime mygtuką, kur mes galim išjungti rankinį valdymą. Va čia mes turim padarę mygtuką, va mes dabar išjungiam rankinį valdymą arba įjungiam rankinį valdymą. Tai yra, mes įjungiam šitą elektroninį rankinį valdymą. Va šitą galim išjungti arba įjungti. Tuo parodysim, kaip veikia. Dabar matom, gazas neveikia. Neveikia. Paspaudžiam mygtuką šitą. Čia rankinio valdymo mygtukas, spaudžiam ir dabar žiūrėkim. Ir dabar mes jau gazas veikia, matosi jau. Tai ką, važiuojam. Dabar paspaudžiam, užfiksuojam pastabdį, paspaudžiam raidę R, atfiksuojam stabdį. Žiūrėkit. Dabar važiuojam atbulin, dabar taip. Dabar paspaudžiam raidelę, nes jis ir užfiksuotas stabdis dviem pirštais, į priekį atfiksuojam stabdį ir mes jau dabar atfiksuojam stabdį ir važiuosim į priekį. Aš niekada nesu važiavęs su pedalais, kurie yra sukeisti, tai dabar aš pamėginsiu paspausti su kairė koja gazą. Matot, gazas atjungtas dėl to, kad veikia šitas, o mes dabar paimkim išjungim. Aš išjungiau, dabar gazas, o veikia su kairė koja. Taip. Dabar grįžtam prie kitos funkcijos, tai mes dabar paspaudžiam, įjungiam rankinį valdymą, šitą. Ir dabar žiūrėkim, gazas nebeveikia, matot, aš galiu spaudyti neveikia, tai žmogus neveikia. Dabar tada šičia. Labai paprasta. Čia tai labai užtikrintai, o tenais biškai reikia pasipraktikuoti su kojytėm. Gerai, važiuojam ir dar parodom mes vieną dalyką, ką čia mes turime. Atsistojam. Ir mes čia turime tokią lentelę. Jinai nieko netrukdo ir dabar parodysim, kaip mes galim išlipti. Jinai nieko netrukdo, aš 1,93 m, tai aš labai atsitraukęs, bet iš esmės va tai pasikelia ir taip nusileidžiu. Ir tada aišku, aš sveikas, bet iš esmės tai žmogus čia atsikelia ir tada jau čia persideda vežimėlį, jau čia gali tvarkytis, jau čia organizuotis kažkokią tai procedūras. Ir tada persikelia ir tada jis tai padaro. Ir viskas. Gerai, važiuojam. Noriu akcentuoti tokį dalyką. Kai mes norim pradėti judėti, yra ant parkingo raidelės ir mes turim išminti stabdį. Mes išminam stabdį ir užfiksuojam su mygtuku šičia. Čia mūsų kaip rankinis stabdis. Ir dabar mes jau galime jungti drive režimą ir mes tada turime atfiksuoti, tai mes atfiksuojam tiesiog biškai stumtelėm svirtį į priekį ir mašina jau važiuoja. Ir čia labai tikslus dalykas yra, nes jis yra elektroninis ir jis tiesiai bendrauja su automobilio kompiuteriu. Nereikia jokių svirčių, nieko. Ir kitam žmogui kojam būtų čia patogiau, aišku, nes mažiau svirčių, patogiau važiuoti, neužkliūna nieko.